project is an art project. And the feeling is that this is what art should be about at this point, is to tell the story about how we can reach climate neutrality and thinking about the climate in a different way by looking at transportation. You don't need gas, you don't need oil, which means we don't need war, and that reaches peace. So that's bottom line, this is to reach peace. Amžiaus pradžioj jau sukurtas ir hybridinis, ir pirmasis tikras elektromobilis. Ir kol pasaulis turėjo pakankamai kūro, naftos kūro, tai šita, sakysime, sritis buvo, na, nežinau, čia yra viena iš suokalbių teorijų, kad buvo slopinama, sąmoningai slopinama. Bet atkreipkite dėmesį dabar, praktiškai visi gamintojai, tame tarpe ir tokie flagmanai kaip Mercedes, BMW, jie jau skelbia elektromobilių arba hibridinių automobilių eros pradžią. It's definitely the future, it's no question about it. Actually, we don't even have a choice about it. The oil is running low and the gasoline prices are rising, and sooner or later we all need to drive electric cars. Mes jau turime šiandieną realų faktą, kad yra užregistruotas, sutvarkyta atitiktis pirmo perdirbinio automobilis, kuris perdarytas iš serijinio automobilio į elektromobilį savo rankomis. Tai jau Lietuvoje turime šitą faktą. Tobulinsime teisinę bazę, kad būtų lengviau, sakysime, sertifikuoti, sutvarkyti tokius perdirbinius. Šitas paradas, kaip sakant, šito projekto turbūt man kulminacija yra. Iš tikrųjų, kad smagu, kad prieš šitą paradą aš vis dėlto pabaigiu šitą projektą ir dabar galiu drąsiai ir su didelė šypsena važinėtis po Vilnių su savo automobiliu. Prie jo iš tikrųjų dirbau virš 2 metų, tai turbūt 2 metai ir 3 mėnesiai gautas. Didieji automobilių gamintojai, kurie jau yra pasiruošę elektromobilių gaminimui ir tuos pirmosius mes ženklus jau matome, jie tikrai lobos ir gali būti, kad siaurins galimybės patiems persidaryti automobilį per teisės aktų atitinkamų jau iš ES paruošimą. Tai čia vėlgi, tada aš pasakysiu paprastą žinutę, kol dar galima, entuziastai skubėkite. I started counting how much I'm spending monthly on gasoline, and then started looking for alternatives, and then I found this my business partner who built this electric Pobeda. With one charging it can drive 100 kilometers, and the top speed is 120 kilometers, and to charge it fully it takes about 8 hours. Tesla wanted to push the boundaries for what is possible with electric vehicles, and they made the fastest and the best running electric car ever. As soon as people try out the car, they are immediately they fall in love. Elektromobiliai tai nėra kažkokia utopija ar kažkokia tai mokslinė fantastika, ir kad mes vis dėlto galim savo mieste važinėtis su elektromobiliais ir, na, turbūt dėl to mažiau teršim aplinką ir mažiau sirgsim ir gyvensim geriau. Ateitis visien yra arba elektromobiliai, arba kažkas ekologiškesnio, švaresnio ir ekonomiškesnio.
elektromobilių srityje praktiškai galima nuo nulio pradėti ir tokioje šalyje kaip Lietuva. Ir tai nėra sudėtinga, nes technologijos sąlyginai yra paprastos, jos labai greit tobulėjančios, surinkimas tokių automobilių irgi sąlyginai yra paprastas, galim taip sakyti. Ir mes turime labai gerą potencialą. Gerbėmieji vairuotojai, prašom ateiti prie savo automobilių ir ruoštis paradui. Ruoškitės, nes po kelių minučių mes pradėsime kartu su jumis piešti tą CO2 virš Vilniaus. Dėmesio, žaliasis paradas prasideda. Šiame ekrane mes matysime visą kelią, kurį važiuos automobiliai Vilniaus gatvėmis. Automobiliuose yra įmontuota GPS sistema ir to būdu mes galėsime, štai matome dabar žemėlapį, šiame žemėlapyje sekti automobilių kelią. Matom žalius taškiukus kaip tik dabar. Taip, o būtent tas kelias ir bus tas meno kūrinys, tas bus išpieštas CO2 ženklas šiame žemėlapyje. Taigi aktyviai prašom žiūrėti ir stebėti, kaip vyksta ši meninė akcija, apie kurią ir šnekėjo mūsų menininkas iš Danijos. Žinoma, šios akcijos reikšmė labai paprastai ir aiškiai ir suprantama visiems. Pasauliui parodyti, jog Vilnius taip pat neabejingas yra oro taršai ir Vilnius neabejingas tam, kad tas CO2 ženklas išnyktų nuo pasaulio apskritai kažkada galbūt, o šiuo metu tiesiog prisidėtų prie švaresnio, gražesnio gyvenimo. Gerbiami Vilniečiai, pasveikinkite pirmojo CO2 žaliojo parado dalyvius. Pirmasis elektros automobilių paradas Vilniuje. Žmonės turėtų įsisąmoninti, kad ateitis yra tokia, kad miestuose, kur nuotoliai yra nedideli, tikrai mes turime galimybę ir turėsim visas prielaidas ir įsigyti, ir pereiti prie ekologiškai draugiškų transporto priemonių. Na, mes laukiam pasirodant mūsų visų žaliojo parado dalyvių čia ant podiumo. Mes pabandysim pasiklausti, kokiegi įspūdžiai yra. Ir ne tik vairuotojų, bet ir tų, kurie galbūt pirmą kartą atsisėdo šalia vairuotojo į elektrinį automobilį. Pats Olandas ir Olandija labai smarkiai to užsiimus. Ir gerai, kad dabar ir Lietuvoje vyksta tokį dalyką. Dabar gerai lietuviams pažįstama pobėda. How was the drive? Labą dieną! The drive was nice, and it is very nice to see that a lot of people in Vilnius seem to be interested in green and very efficient ways of moving about. O ką sakė, kai pamatė Hummerį, bet neskleidžiantį jokio garso? Tarasme, kokie įspūdžiai buvo? Jie nieko nesakė, buvo be žado. How was Vilnius road? It was beautiful. It was beautiful. It was very nice.